vietų rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris šiandien nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Nu taip, supratau. Tai neaišku, kada Simoną išleis iš ligoninės. Aha, aišku. Ir neaišku, kas jį užpuolė? Aha. Nu tai įsiaiškiai, pavelniu. Už ką mes tau pinigus mokam? Gerai. Nu taip. Gerai. Kai tik sužinosi, iškart paskambink. Iki. Viskas. Ką pasakė? Simonas skalbykloje. 3 užpuolė, perdurė plautį ir dar kažką tenai. Bet žinok, dabar ligoninėje, bet žinok, būklė stabili, sako. Stabili, nesijaudink, Fredi. Skalbykloje? Skalbykloje. Aš jam liepiau kameroje sėdėti, nesipazorit prie žmonės, neiti darbą, būtų ramiai kameroje sėdėjęs, nebūtų tų nesąmonį vykęs, Dieve. Nu, aš kokias nuodėmės mane baudi, kad mano sūnus daro viską priešingai, negu aš liepiau. Nu, taigi jis toks, o ne kitoks. Jisai netugino. Palauk, bet įdomiausia, žinok, štai kas yra, Fredi. Supratėm, Simonai nori prisiūti štai ką, kad ne jį užpuolė, o kad jisai užpuolė. Simonas užpuolė. Kaip jis galėjo 1-3 užpult? Tai lyg nuo savęs jis snukį gautų. Palauk, supranti, atseit jisai buvo ne vienas. Su juo buvo tas jo kamero draugas. Kaip jisai, Švarcas. Tai pradžioj padūrė Simoną, tai tas Švarcas visus 3 paguldė. Vienas, visus 3. Nu taip, vienas, taip sako. Nu jo, nebūtų Švarcas. O Levantas? Kur Levantas? Levantas užgėrė vakar. Iki vakaro nesulauksim. Dieve mano, kas su jumis darosi? Aš pastaruoju metu tik ir žiūriu. Levantas užpylė. Nu, neduok tu jam gert! Labą rytą. Labą rytą. Tu bent įsivaizduoji, kiek valandų? Nu, man dar rytas. Levi, pietus jau. Nu, vadinas, valgysiu ne pusryčius, o pietus. Pagaminai ką? Tu pasižiūrėk į mane, koks dar gaminimas. Supratau. Vadinas, valgysiu mieste. Kada grįši namo? O, nežinau, kažkada. Levi, man reikia tavęs. Man reikia, kad tu būtum, taigi man bet kada gali kas nors atsitikti. Viskas bus gerai. Man atrodo, kad mes padarėm klaidą. Kas klaida? Kad tada neįsiskyrėm. Galvom, pasidarysim vaiką ir viskas išsispręs. Niekas taip neišsisprendžia. Ei, klausyk, nieko čia nėra tokio. Tu čia dabar tiesiog jautri ir pas mane daug reikalų. Viskas sutvarkys, nesiparink. Aš jau ne pirmus metus tą girdžiu. Niekas nesusitvarkys. Gerai, varau. Grįšiu kažkada. Tai tu net nenusiprausi? Aš neprakaituoju. Levi.
Švarc, Ką? nu aš vis tiek nifiga neponiu, kas čia buvo. Nu kas? Žmonės neapsikentė, tu taip naktį tik perkinės vaikai. Nejuokink, skauda. Ne, nu bet kas čia per barį, ko jie norėjo? Nu ko norėjo, rimtais, Rimai, tu kaip vaikas. Palinkėtau saldžių sapnų, lopšinę padainuot. Pripjautuvę norėjo. Nu bet aš nesuprantu, už ką, ašgi su nieko nekariauju. Nu, o čia tu man pasakė, už ką. Švarc, Ką? ačiū, kad nepabėgai, padėjai. Ne, nu aš šimtai lieku tau skoloje. Gali prašyti, ko nori. Nu, aišku, kažko įmanoma. Tu gali naktį nebeknark? Aš prašiau kažko įmanoma, girdi. Nu, tai ką čia mes dabar, aš nesupratau. Ar čia pakasinos, ar čia linksmosios... Aš lieku, būkit sveiki. Nu, vyrai, kas čia dabar? Remigijau, ne... Vo čia jau reikalas, nu. Labas, man. Viskas gerai? Kodėl tu čia netoks tylus? Dar vis myli mane? Kai užaugsim, bus mūsų vestuvė. Labas. Sorry, kad vakar nepaskambinau. Atvaryk į barą, pašnekėsim. Ok. Žiūrėk. Tu tikra, kad... Kad kas? Nu, kad laukės. Kad čia aš ir, nu, mes. Levi, aš daugiau su niekuo... Nu, kas yra Levi? Nieko, galvoju. Aš nežinau, kaip man gyventi reikės, o tu galvoji? Gerai, žiūrėk. Žinau vieną gerą daktarą. Net nekalbėk apie tai. Eglė. Negalvok apie tai. Tu suvoki mūsų situaciją, ką? Aš vedęs, mano žmona 9 mėnesį. Tu studentė kelinto kurso, 3, 4? 3. Tau visa ateitis prieki. O čia tokie dalykai greit sutvarkomi. Ne, Levi. Ne. Gerai, tu pasakoji kam nors? Ne tik tau. Gerai. Labai gerai. Jeigu sužinosiu, kad kažkam prasitariai. Ir kas tada? Kas tada, Levi? Kas tada, sakyk? Pratesk mintį. Kas tada? Tiesiog. Būtų geriau, jeigu niekas nesužinotų. Čia tu, Vituk? Aš, teta, aš, kas čia daugiau gali būti? Ne. Kaip šiandieną jaučiatės? Ai, Vituk. Kaip čia tau pasakius? Blogiau negu vakar, geriau negu rytoj. Blogiau negu vakar, geriau negu rytoj. Ir ko čia mes taip pesimistiškai? Tai koks čia pesimizmas? Kur tu matai tą pesimizmą? Nei vienas neinam pirminti, kad gal. O tu žinai, kaip tarp mūsų tremtinių sakydavo? Na. Kuo skiriasi optimistas nuo pesimisto?
Kuo? O sakydavo taip. Optimistas sako, kad rusai į Sibirą jį veš. O pesimistas sako, kad pėsčiom varys. Oi, Vituk, Vituk. Tai kiek metų tu čia dabar pas mane glaudiesi ir mane globoji? Nu, gal jau kokie 2? O ką jūs, teta, norit mane išvaryti, kad aš įsikraustyčiau? Aš ne apie tai. O ko aš tavęs kiekvieną dieną prašau? Nesuprantu, apie ką jūs. O kaip aš prašau manęs nevadinti? Aš ir vėl atsiprašau. Nevadink manęs ta teta. Aš tada jaučiuos labai sena, taigi man dar į šokius reikia vaikščioti. Bet aš tau ne teta, o prasta Birutė, sena jūsų kaimynė, kurią tu rūpinėsi, nes nebėra kas pasirūpina. Gerai, teta. Atsiprašau, Birutė. Prosta Birutė. Prosta Birutė. Einam, ką nors suvalgysim. Nu, gal ir suvalgysim. Teta Birutė, gal jūs galėtumėt man paskolinti kelis eurus? Aš piniginę darbę palikau. O su kokia ten teta kalbi? Birutė, paskolinkit man kelis eurus. Tuščia galva. Nu, palikau piniginę darbę. Na va, čia visai kita kalba. Piniginė vien palangės. Galėčiau tokią firmą atidaryti. Birutės paskola. Va, vieną klientą pastovų jau turiu. Visus im. Ne. Užteks 5. Gerai. Ačiū. Alio. Vitas Maručius? Taip, aš. Fredas Koganas. Ar pameni? Kaip galėčiau pamiršti? Girdėjau, grįžai tarnybon? Gandai greitai sklinda. Tai ką, Kuperio apsauginio duona pasirodė neįtin skalsi? O tu paskambinai tam, kad tai pasakytum, jo? Ne tik dėl to. Girdėjau pas tave mano sūnaus bylą. O, gandai sklinda dar greičiau, nei aš maniau. Reikia susitikti. Simono kažkas medžioja kalėjime. Aš turiu jam padėti. Juk skolingas aš neliksiu. Skolingas neliksiu. Fredai, aš galiu tau pažadėti teisingą ir operatyvų tyrimą. Švarcai, atsimeni, kai sakiau, kad tu psichas. Nu, tai atsiemu bazarą, tu trigubas psichas. Taugi prieš porą dienų šonkaulius laužė. Nebijau, daugiau 100 nedarysiu. Sakei, kad kenkia. Ne, nu bet kokia viso šito prasme. Kokia prasme? Nu ką tu čia darai ištisas dienas? Kačialinė. Aš guliu lovą. Mūsų užpuola, mes abu gulim ligoninę. Tai kokia čia prasme? Už mūsų viskas jau seniai nuspręsta, seniai. Visas scenarijus gyvenimo jau parašytas. Dabar belieka atsigulti lovą, pasiimti popkornų ir lavą. Jo, tai kur tavo popkornai? Nu, aš guliu, laukiu, o popkornai ateis patys. O, va ir popkornai. Ar yra čia iš jūsų, kuris vaikštantis? Matau, tu ne tik vaikštai. Gerai, renkis, eisi su manim. Tyrėjas atvyko. Duosiu parodymus. Simonas Koganas gal irgi vaikštai?
Oi, ne, pareigūnė, aš vos paguliu. Tiek to, užteks ir vieną. Einam. Labą dieną, tyrėjas Vytas Maručius. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų dėl paskutinių įvykių. Viskas gerai, vyrai. Ačiū, galite eiti. Negalima tokios taisyklės. Dėl Jūsų paties saugumo. Byla, vyrai, konfidenciali. Aš susitvarkysiu vienas. Labai ačiū, galite eiti. Dvi savaitės. Kas 2 savaitės? Kai vėl neberūkai. Iš ko tu čia ištraukai? Tu visada po pirmą savaitę švilpudavai, o antrą savaitę va taip pradėdavai barbent pirštais. Žinai, jeigu būtų jau tokiam visai tiksliam, tai šiandieną bus 13 dienų. Tai po 7 dienų vėl pradėsi rūkyti. Ne. Šį kartą bus visiškai kitaip, pamatysi. Tai ką, grįžai į komisariatą? Kodėl? Nu, aš savęs dažnai šito klausiu. Nežinau. Žinai, kai kurie žmonės sako, kad viskas jau sugalvota. Visas mūsų gyvenimo scenarius parašytas, reikia atsigulti į lovą, pasimti popkornų ir viskas ir laukti. Nu, kas tau į galvą sukišo tokias nesąmonės? Kaganiukas. Kaganiukas sukišo. Vat aš turėjau tokią nuojautą, kad jis padarys tau negerą įtaką, bet kad bus taip blogai, tai aš tikrai nesitikėjau. Kuo greičiau reikia tave iš čia traukti, kuo greičiau. Gavai tirt mano bylą? Jo. Kaip matai. Nu, tai gal papasakosi ką nors? Kad nelabai yra ką pasakoti. 3 puolė peiliuko ganiuką, kažkaip pavyko apsiginti. Ryškiai kažkas užsakė slymą. Nes aš tai zonai priešų neturiu. O tu pats nenujauti, kas tai galėtų būti? Nematyti kažkokie. Niekas nieko nesako. Nu gerai, aš įsiaiškinsiu. Ar jūs suprantate būdų, kokiam pavojui dabar esate? Koganiuko reikalas nesutvarkytas. Ir jie tikrai sugrįš. Ką tu... Nesikišk. Tu matai? Nenori pakengti savo vaikui, nesikišk. Kai atsibos pats susitvarkys. O tu matai, kaip jie visi 4 elgiasi. Remigija. Tu žinai, kaip aš tave myliu. Mes tiek su tavim praėjom. O tu, kai susilaukė vaiko, tai pasidarai kažkoks boba. Miščiui, trypčiui, parinės dėl smulkmenų. Taigi esi tėvas, o ne motina. Tugi puikiai žinai, kad aš ir tėvas, ir motina. Tai aš sakau, kad tau bobos trūksta. Na turėjai kokią bobą. Po to, kai tavo Daiva numirė gimdydama. Koks tavo reikalas? O toks, kad aš su tavim nebesusišneku. Mūsų bizniui reikia tave normalaus. Man nusibodo tave traukti iš paskos. Susijimk, senė. Susijimk. Aš nebesusišneku su tavim. Su kuo nesusišneku, aš to nepasitikiu. Švarcai. Kur mes su tavimi lindam, ką? Klausyk, reikia viską baigti. Nusiramink, liko tik pusmetis atsėdėti. Viskas pagaliau klojasi pagal planą. Mane su Koganiuku vieną kamerą pasėdino, aš jau jį beveik prisijaukinau. Viskas klojasi normaliai. Dabar baig būtų nesąmonė. Tai tu nusiteikęs eiti iki galo. Tai aišku, jeigu eiti iki galo.